Labas vakaras, jums čia vakaro žinios, bei žiniose matysite vairavimo mokyklą, atrakcionų parką, prie mūsų miesto centro seną pastatą. Kaip jau visi pastebėjote, kad į vairavimo mokyklą ateina mokytis vis mažiau žmonių. Kodėlgi tai? Pasak mūsų šaltinius manoma, kad tai yra per sunku bei per brangu. Kaip matote, per dieną apsilankė vienas žmogus, kad žino, ar jam pavyks išlaikyti teisės. Atrakcione parke visai nebeapsilanko žmonių. Gal bilietai per brangus, bet mums kyla vienas klausimas, iš kur jie gauna pinigų išlaikyti atrakcionų parką, o gal jie vagia iš paprastų žmonių. Filmuota medžiaga vaizdo įraše iš oro. Na ir paskutinė mūsų pasakojimas, kodėl nieko nedaroma su šitu pastatu. Nors nugriautų, vienas prašalaitis netgi ant jo daro savo gamtinius reikalus. Štai filmuota medžiaga.